Viršiena su ančių kepenėlėmis. Nuo viršienos nugarinės pašalinami riebalai ir sausgyslės. Iš mėsos išpjaunamas pailgas stačiakampis gabaliukas. Jis apkepinamas su specialia dujinė lempa arba tiesiog iš visų pusių apkepamas be riebalų gerai įkaitintoje keptuvėje. Mėsa apibarstoma prieskoniais. Viena pusė įpjaunama taip, kad gabaliukas būtų beveik perpjautas per pusę. Į vidų įdedamas plonai atpjautas ančių kepenų gabaliukas arba tiesiog ančių paštetas. Mėsa apvyniojama parmos kumpiu, patepama česnakiniu aliejumi ir apie 10 minučių kepama 180 laipsnių orkaitėje. Prieš pjaustant serviravimui, mėsos gabaliukas palaikomas bent porą minučių. Tai padeda išsaugoti daugiau sulčių mėsos viduje. Moliūgai supjaustomi nedideliais gabaliukais. Įdedama šiek tiek česnako ir svogūno. Viskas apipilama apelsinų sultimis ir dedama ant viryklės. Kai moliūgas ir prieskoninės daržovės suminkštėja, puodas nuimamas nuo viryklės ir viskas pertrinama rankiniu smulkintuvu ar kokia kita smulkintuve. Trinant įdedamas mažas gabaliukas sviesto, kurio dėka tyriai gaus dar malonesnį kvapą, blizgesį ir švelnesnę konsistenciją. Padažas. Apkepami smulkiai supjaustyti svogūnai bei česnakai. Įpilama raudono porto vyno. Kai vynas užverda, patarčiau jį uždegti tam, kad greičiau išgaruotų vyne esantis spiritas. Kai maždaug trečdalis vyno nugaruoja, įberiamas sultinys, imbieras ir kiti priedai, pagal skonį. Patarčiau dar nesūdyti, nes galutinis rezultatas gali gautis per sūrus. Visas mišinys verdamas tol, kol jis pasidarys dvigubai tirštesnis. Padažui sutirštėjus, jau galima jį patiekti. Kalafiorų pienas. Į puodą sudedami supjaustyti kalafiorai, prieskoninės daržovės ir įpilama grietinėlės arba pieno. Kalafiorai verdami tol, kol suminkštės. Tada kalafiorai pertrinami taip, kaip ir moliūgų tyrė. Paruošta tyrė atvėsinama. Ji naudojama lėkštės puošimui. Iš violetinių bulvių galima naudoti ir paprastas. Išpjaunamos į mažus bananus panašios skiltelės. Jos sudedamos į mažą skardą. Įdedamas sviesto, supilamas vištienos sultinys arba pabarstama sausu vištienos sultiniu. Sudedami prieskoniai ir daržovės. Kepama 170 laipsnių temperatūroje tol, kol bulvytės suminkštės. Kepant gerai būtų jas karts nuo karto atsargiai pavartyti. Prieš pateikiant patartina padėti ant švaraus rankšluostėlio arba popierinio rankšluosčio, tam, kad nuvarvėtų riebalai.